Praėjusį šeštadienį automoto kūrybinė grupė apsilankė Šakių rajone. Čia dar išvakarėse startavo visureigių bekelės varžybos 4x4 Šakiai 2011. Labai vyriškas ir labai stiprus sportas servizo zonoje subūrė kelias dešimtis brovimosi per pelkes ir brūzgynus ištroškusių komandų. Varžybos buvo padalintos į keletą klasių. Vairuojantiems standartinius gamyklinius džipus buvo siūloma varžytis orientacinėse varžybose, kurių metu ekipažai privalėjo atlikti kuo daugiau duotų užduočių fotografuojant objektus. Kitai daliai sportininkų važiuojančių jau modifikuotais ir patobulintais visureigiais teko kur kas sunkesnė dalia. Jų laukia paruošta pelkėta ir krūmokšniais apaugusi trasa. Jau pirmieji miško metrai daugumai ekipažų pasirodė sunkiai įveikiami, tad prasidėjo tikras gervių šou. Ne vienas dalyvis įvažiavęs į vandens pilną griovį iš jo neišvažiavo nepanaudojęs priekyje įtaisyto įrenginio, kuris skirtas traukti save ir vadinamas tiesiog gerve. Tiesa, ne visi panoro važiuoti tomis pačiomis vėžėmis. Vienas iš renginio organizatorių nusprendė, kad jo visureigis pajėgus įveikti ir gilesnius vandenis, tačiau status krantas automobilį į griovį įsodino ilgam. Trasas formavom vienaip, viskas buvo pravažiuota, viskas buvo padaryta iš dūšiaus, dėl to ir pats važiuoju, kadangi yra žmonės, kuriem reikia padėti, šiąnakt grįžom tik 4 valandą iš evakuoja, nors varžybos baigėsi 12. Kadangi reikia ištraukti žmonės, pats dalyvauju daug varžybų, žinau, kaip turi būti padaryta, kad žmonės išvažiuotų, jie kad smagiai laiką praleistų. Išlenda eigau, įsimuša duobės, pasidaro kažkokiu tais kliūtys, mašinos sustoja, užstoja vieni kitiem. Nu, atvažiuoja situacija, matyt, kai aš buvau, pro šalį važiavau ir užsiroviau, nors pats dariau trasą, galėjau palaukti, bet ieškai, naujesnių vietų, geresnių vietų, strateguoji, išlauši, patenkytas, pralauši, sėdi vėl, įsitraukia, jeigu vėl viskas gerai. Mes šitos ryties fanai, ralistai, savo ryties fanai yra ir visi turim savo pomėgį, visi savo tokių ligoniai vardykime esam. Gana nemažai sportininkų po varžybų teko traukti iš purvynų ir šeštadienį. Taip pat ekipažai vieni po kitų šalino trasoje jiems atsiradusius gedimus. Tačiau, kaip be atrodytų keista, vairo traukių, tiltų, radiatorių gedimai visureigius vairuojantiems vyrams finišuoti nesutrukdė. Vakar prastai tamsoka viski buvo, o šiandien normaliai viskas. Ir 3 ratukus kaip priklausė ir tvarko. Koras buvo vienu tarpu užsikimšęs ten. Ne užsikimšęs, bet pumpukai ten su feileriu. Tai viskas normaliai. Ar sudėtinga trasa? Ne. Tikrai labai puikiai. Viena vieta ten, bet turi būti tokių dalykai. Tai va. Kaip kiti varžovai, kaip kitiem pavyko įveikti kliūtis? Turbūt matėt šalia, kaip ten sekėsi? Čia Šilkaviškio gražiai pasirodė. Ypač vienas monstriukas. Taip, kas sugėdų, kam viens kitas su traukumėlis ir viskas gerai. Patys gedimų nepatyrėt? Tik tai su tuo kuru problema buvo. Kas dar buvo? Traukė sulenkim, bet šiandien ryte viskas atvarkim. Motoriukas gali dirbti po vandeniu, svarbiausia, kad jisai orą paima. Tas pats, kaip pats paneris su vamsduku, tai taip ir mašinos. Irgi jau oro gauna ir viskas ir važiuoja. O ten viskas, kas sukasi, gali būti po vandeniu. Buvau čia vieną kartą, kad į sankabą privarė žemių, bet kol nesudžiūvau gerai, kaip sudžiūvau, pradėjau gedimai rodytis. Paskui išplovė ir viskas tvarko. Neblogai siekėsi ir šiandien ir vakar, bet šiandien beveik smagesnė trasa iš tikrųjų buvo. Kodėl? Nežinau, labai ten kelmų daug, laužusi mašina, traukiais linksta, sudėtinga trasa iš tikrųjų buvo. Sulaužėt ką nors? Taip, sulaužiau. Tiltas buvo iškritęs, bet atstatėm ryte greitai. Traukiai priekiniai vairų buvo sulinkus irgi atstatėm. Papasakokit, kokie reikalavimai, galbūt technikai, kad atlaikytų tokias apkrovas, tokius išbandymus. Oi, čia sudėtinga, viskas yra. Turi būti, aišku, yra nuostatai pagal LASFA, turi būti mašina paruošta. Ir, agregatus pagal klasę, čia Openas, pavyzdžiui, tai gali daryti kokius nori, dėti tiltus nuo donorų, variklius gali dėti visokius. Ratų yra apribojimas, pavyzdžiui, gervės. Pagrindas gervės, bekeliai turi būti gervus. Tai be gervės jų nieko nebūtų? Be gervės viskas, amen. Dažnai naudoja? Taip. Tiesa, buvo ir tokių ekipažų, kurie dar po vakarykštės dienos varžybų šiandien laiką leido su kompanija servizo zonoje ir ragaudami silkę iš plastmasinio indelio postringavo apie vakarykščius nuotykius. Nevažiuoju šiandien, sulūžo vakar, nevažiuoju šiandien. Kas atsitiko? Priekinis tiltas dingo, prapuolė. Tai viskas tik tai poilsiausit? Taip, geras oras, gera nuotaika, ko daugiau trūksta.
Atvažiavam pailsėti, tai koks skirtumas? Į renginį atvyko ir daugiau visureigius vairuojančių bekelės fanų, tačiau dalis jų taip ir liko žiūrovais. Nusprendėme pakalbinti šį kartą žiūrovo akimis varžybas stebėjusi Algį ir paklausti, kodėl net ir nedalyvaudamas rungtyse nusprendė į varžybas atvažiuoti bent jau jų pasižiūrėti. Ką žinau, aš pats kaip dalyvavęs ir čempionate Lietuvos, tai ką žinau, įdomu. Kiekvienam savas durnumas ateina. Vieni šnapsą geria, kiti skraido, kiti kažką nardo, kažkas dar kitą daro. Mes į purvyną nardom. Kodėl patinka nardyti purvyną? Kuo žavi ta šaka? Nepabandęs nesuprasi. Ką čia daugiau pasakyti? Reikia viską išbandyti gyvenime. Ko neišbandęs, to nežinai. Pelkynuose teko išvysti ne tik legendą tapusius ir bekelės fanų pamėgtus visureigius tokius kaip Nissan Patrol, Daihatsu Rocky, bet ir įvairių meno kūrinių, kurių modelio atspėti ko gero neįmanoma. Kaip vėliau išsiaiškinome, vienas tokių ekskliuzyvinių visureigių oficialaus pavadinimo net neturi, kokią mašiną vairuoja nežinojo ir pats jo savininkas. Čia viskas kaip ir savo normose, viskas kaip ir gerai, nieko labai neprilaužėm iš savo, aišku, medžių gal kažkiek teko, viskas gerai, nelūžam svarbiausia, be aukų. Ar sudėtinga buvo? Kaip pasakyti, buvo sudėtinga, bet tai yra pats įdomumas. Turi būti sudėtinga, kad būtų įdomu, kitai bus neįdomu. Kokią techniką čia vairuojat? Technika čia, kaip sakyti, kaip mozaika kokia sudėliota, čia konstruktorius Lego, ar kaip pasakyti. Tiesiog sudėta iš atskirų mazgų. Nėra taip, kad vientisas kažkoks automobilis paimta kažkas. Tiesiog sukonstruota technika. Visai netrukus apžvelgsime varžybų rezultatus, tačiau prieš tai pats linksmiausias tos dienos interviu. Labai ruošimės, iš tikrųjų susikaupę viską. Svarbiausia, mūsų kokia palaikymo komanda. Ir visi palaiko už mus. Mėnėm per pedalą. Aišku, kojytės, rankytės, viską. Vakar tik su pusė kiško, šiandien tik su viena pirštinė. Ėmėm viską. Varėm gerai. Tiko, aišku, to purvo nemažai, nieko, bet nusiprausiu. Normaliai viskas. Šiaip technika nepavedė, galiu pasakyti, ir tikimės medalių. Susumavus rezultatus paaiškėjo visų klasių prizininkai. Turizmo klasėje nugalėjo Mindaugas Dobilas, antras finišavo Viačeslavas Bulatovas, trečias Vidmantas Brazaitis. Open klasėje greičiausiai pelkę įveikė Tomas Juodikis, kiek lėtesnis buvo Sigitas Gudaitis, o trečiąją poziciją iškovoti pavyko Juozui Duobai. TR3 klasėje greičiausiai iš miškų ir purvynų išsiropštė Gediminas Žilėnas, sidabrinę antrąją vietą pelnė Ramūnas Podžiūnas, o ant trečiojo nugalėtojų pakylos laiptelio lipo Mindaugas Šilgalis.